Koks gražus gali būti ruduo, sugėręs į save praėjusios vasaros šviesą ir šilumą. Toks ryškus, gyvastingas, džiuginantis spalvomis ir brandos pilnatvė, kaip ir žmogaus gyvenimas. Labadiena, mielieji. Pradedame laidų ciklą Kultūra gyva tik su jumis. Šiuose laidose mes bendrausime su žmonėmis, kurie savo darbais, kūryba, visuomeninė veikla kūrė ir kūrė savo kraštą ir Lietuvą. Na, ir pirmasis šios laidos svečias, ilgametis pedagogas, muzikas, Raseinių garbės pilietis, muzikos kapelos Dubysa vadovas Gintautas Grigalis. Labadiena, maestro. Džiugu Jūs matyti tokį geltonuojantį rudenį Jūsų gražioje, nuostabioje sodyboje. Mūsų pokalbį aš norėčiau pradėti nuo tolimųjų. Nuo Jūsų gimtinės, nuo Jūsų vaikystės, nuo Jūsų tėvelių. Gal pasidalintumėte prisiminimais iš vaikystės? Labai įdomu, aišku, prisiminti, kai tie laikai buvo tokie, kai aš dar mažytis buvau, bet jau aš prisimenu nuo 3 metų. Tada, kai per kiemą mano tėvuką vedė 2 ir išvedė 10 metų. Kadangi mes gyvenam šalia miško, tai buvo santykiai tuo laiku, žinot, miškas, o mano tėvelis buvo linkęs bendrauti. Tarp kitko, mūsų namuose buvo partizanai priimdavo priesaiką, mes turėjom kryžių tokį didelį ant sienos. Ir priimdavo priesaiką partizanai, tas kryžius, tarp kitko, dabar yra Kelmės muziejuje. Padovanojot? Padovanojo, mano sesuo padovanojo ir aš norėjau atsimti, bet neišėjo atsiimti. Taigi tas kryžius man ir priminė tuos laikus, kai aš mačiau 3 metų būdamas, kaip mano tėvuką veda per kiemą ir mama verkė per langą žiūrėdama. Aišku, aš tuo laiku nieko nesupratau, tik dabar žinau, kad mes, kai pabėgom iš namų, kad mūsų neišvežtų, o tai buvo iš Kelmės rajono, Kupriškių kaimo į Raseinių rajoną, čia kur Linspin, buvo išvežti žmonės šilkus toksai į Sibirą, į jų namus mes atbėgom pas mano mamos seserį prisiglausti. Ir čia pragyvenom 10 metų, kol tėvukas grįžo iš kalėjimo. Tai atsiprašau, sakykit, kokio amžiaus jau tėvelis buvo, kai grįžo iš tremties? 47 metų. 47. Kadangi jis, palaukit, 47 metų jį paėmė į kalėjimą. Tai buvo 57. Tai buvo 57 metų. Ir jį paėmė 47 metais, 1947 metais. Va, ir tada mes sugrįžom į savo tėviškę. Aišku, ten namai buvo jau kiti nugriauti, jau buvo išvežiota medžiaga, ten buvo, mano tėvukas pats statė namus. Ir tie darbai vyko taip, jisai šeštadienį, sekmadienį grodavo vestuves, vakaronės įvairias, uždirbdavo šiek tiek lietų tada. Na ir pirmadienį važiuodavo pas miškininką, nusiperka vežimą rąstų. Per visą savaitę jisai apdoroja rąstus, kaimynų berniukas 15 metų padėdavo užkelti tą rąstą ant sienos. Ir jis pastatė didelius namus, žemės turėjom 23 hektarus, jau lyg tai ir buvom šiek tiek pasigyvenę, bet ta tvarka tokia buvo užskūsta, kad mano tėvukas turi ryšių ir viskas, ir jį išvežė, bet kai jisai sugrįžo, jis padavė į aukščiausią teismą ir aukščiausio teismo teisėjas Lošys įvykdė iš naujo tą bylą, išnagrinėjo ir
kadangi mano tėvukas neprisipažino ir kaimynas sakė, aš tau atnešdavau laišką, tu perduodavai kitiems tenais miškiniams. Vienu žodžiu jis atskleidė, kad tėvukas bendravo, o mano tėvukas jisai buvo toks stipraus charakterio ir jis nutarė, kad aš neprisipažinsiu ir neišduosiu nei kaimynų. Jis tam žmogui sako, kadangi tenais tardant, žinot, ir mušdavo, ir prisikentėjęs yra labai daug. Tai dar tokie momentai, kai pasakodavo, kad kai jau tardo jį, padeda ant stalo valgių, teisėjas sako, štai dabar, ten jau reikėjo ir pabadauti, dabar jeigu pasakysi, kaip buvo teisybė, tai štai dabar valgyk ir jeigu pasakysi, tai valgyk. Jisai sako, aš jau valgau ir jo buvo, žinot, kaimiečio žmogaus tokias neišprūsęs tas toksai, ta kalba tokia, aš pavalgau, sako, ir aš tam teisėjai sakau, nieko nemačiau, nieko nežinau. Ir mano namuose ant sienos kabėjo tėvuko smuikas. Jau nėra ką valgyti, jau blogai gyvenam, tai kaimynai sako, tai parduokit smuiką. Mama sako, ne, smuiko neparduosim. Jis kabėjo ir aš nežinojau jokių garsų, aš nebuvau girdėjęs. Taigi tą 10 metų, kol jis buvo toli. Aišku, išgyvenom, šiaip taip išgyvenom, bet čia visko neišpasakosi, tai tie sunkumai buvo ir valgis labai ribotas buvo, bet duonos turėdavom visada, karvikę turėjom, tai pieno turėjom. Tokie laikai buvo, ėjau į mokyklą, lankiau mokyklą čia. Perkūniškės buvo, Perkūniškės 7-metė mokykla, o prieš tai Šarkių mokykla buvo pradinė, baigiau, paskui 7-metė į 5 klasę čia ir paskui išvažiavom į Tėviškę ir aš Kupriškių 7-metė mokykloje baigiau 7 klases, iš po to jau atvažiavau Raseinių muzikos mokyklą ir viskas, nuo 61 metų Raseiniai. O sakykit, tai kas jūs paskatino domėtis muziką? Nuo ko prasidėjo pati pradžia surišta su muzika? Nuo ko visą tai? Iš tėvelio, aišku, kaip suprantu. Pradžia tokia buvo. Aš, kadangi tėvuko neprisiminiau, aš nedrįsdavau, bet matydavau, kaip repetuoja, jie ten Paulauskių tokia buvo kompanija, 3 broliai, ir jie grodavo visą laiką. Tai aš dalyvaudavau. Ir kai tėvuko nėra namuose, aš smuikiuką pasiimu ir pradėjau ieškoti. Bitute pilkoji, šitą melodiją pirmą iš pats susiradau, paskui kitą melodiją, trečią, ir vienas sykį mama pasakoja, kad tėvukas pareina per pietų pertrauką iš kolūkio darbų ir sustojo kieme, o aš groju kitam kambarį ten. Tėvukas klausos. Taip sustojęs, jisai klausosi, kad kas čia, o mama nesako, kad parėjo tėvukas. Aš nieką nežinau. Jis išgirdo, kad aš jau groju. Tada jis parėjo į kambarį, žinot, tos smuikas nenorėjo man duoti. Sako, aš tau nupirksiu smuiką. Tai nuėjo pas tokį žmogų, nupirko man smuiką ir prasidėjo taip, kad jau aš kai pramokau melodijas groti, tai tais laikais ta liaudiškoji muzika kaimuose buvo tokia labai įdomi. Kaimynai išeidavo vakariai į kiemą groti. Vieni kaimynai groja, ten akordeonas, kitur harmonika, kitur ten smuikas. Ir čia kaip į koncertą, vakarais mes išeidavom su tėvuku, į pavakarę, ne tamsu dar. Aš groju ir jis man pritarė. Tai žinokit, aš jaudindavaus ne mažiau negu kad dabar scenai, kai išeina. Tai tokia pradžia buvo. Paskui jau jie nutarė leisti mane mokytis į Raseinių muzikos mokyklą ir atsivėrė muzikos mokykla, Kauno Juozo Gruodžio technikumas tada vadinosi, o kai baigiau buvo aukštesnioji muzikos mokykla, paskui tarybinė armija, baigiau aviacijos mokyklą dar, karinę aviacijos mokyklą Ukrainoje, įgijau radiotechnikos, elektrotechnikos specialybę ir kadangi gerai mokiaus, mane
gavau kvietimą į Vokietiją tarnauti. Šalia Berlyno 2 metus tarnavau ir ten prasidėjo muzikinė veikla. Ne tik aerodrome dirbau, aš lėktuvus ruošdavau skrydžiams, ryšius. Jeigu nusileidžia pirmas skrydis Vilniui, tai reiškia tą dažnį reguliuoji lakūnai, kad šitas. Toliau, jeigu į Maskvą, tai kitas kanalas ir taip kokie 5 kanalai. Tai labai sudėtingas ir atsakingas darbas. Atsakingas darbas, labai atsakingas, bet ten man nebuvo sunku tą daryti. Tai va tokia veikla, bet daugiausiai tai muzikinė veikla buvo. Turėjau chorą, turėjau pučiamųjų orkestrą, estradinį ansamblį, paruošiau moterų kvartetą, ten buvo ukrainiečiai, rusai dainavo, bet aš išmokiau lietuvišką dainą, tą melsvai batangiai vyturiai, skraido viens, nuskraido du. Dar grįžtant į pradžią, ar jūs galite pasakyti, jog jūsų asmenybės pagrindai, kai tik susiformavo vaikystėje? Vaikystėje nuo 13 metų vis tik tai, kai grįžo tėvelis iš kalėjimo, tada prasidėjo, tas tikrasis gyvenimas, kai eini į mokyklą, turi sąlygas geresnės, tai vat nuo tada prasidėjo. Kaip minėjote, vadovaujate ir estradiniam ansambliui, ir grįžęs iš armijos, jūs 68 metais sukūrėte kapelą Dubysa. Ir tai buvo pradžia jūsų tokios muzikinės karjeros čia Raseiniuose. Gal biškytė anksčiau ta karjera prasidėjo, kai aš mokiaus muzikos mokyklai 61 metais, tai nuo 62 metų aš jau grojau kultūros namuose, buvo estradinis ansamblis toksai. Dabar aš neminėsiu tų muzikantų, čia iš daug laiko reikėtų. Tam ansamblį grojau, dirbau Šatrijoje, ten buvo choras Šatrija. Nuo 62 iki 65 aš dainavau chore, vadovavo Antanas Paulavičius, labai kūrybingas žmogus. Ir ten mes turėjome estradinį ansamblį Šatrijos, grodavom šokiams, koncertuodavom, tai jau iki 65 metų tokia veikla buvo. O nuo 68 metų aš parėjau ir jau mane pakvietė dirbti muzikos mokyklą. Nors aš buvau pradėjęs dirbti mokytojui 64-ais prieš išėjimą į armiją. 64-ais. Dabartiniai meno mokyklai. Dabartiniai meno mokyklai. Ir kai pradėjau dirbti meno mokyklai, greta buvo kapela Dubysa įsteigta kultūros namuose. Kalnujuose pusę etato turėjau. Paskui ten tuo laiku vadinasi Didžiojo Spalio kolūkis čia Gintaro. Ten turėjau vaikų grupę, iš kurių išaugo tokie gabūs muzikantai kaip Veselis, Pociutė, ten Macikevičiūtė ir tai visų dabar neišvardinsiu. Tarp kolūkiniai su estradiniu ansambliu dirbau ir su kapela tarp kolūkiniai. Tai 5 darbovietas turėjau ir prasidėjo mano ta veikla. Grįžtant prie darbo su kapela Dubysa, sakykite, kiek teko domėtis, kiek teko skaityti. Nuo pat pradžių jūsų veikla ir kūrybinis indėlis pasireiškia tokiais, sakyčiau, nemažai šuoliais. Kiek prisimenu, 71 metais jūsų viena dainininkė Morta Birgiolienė tapo sidabrinių balsų laureatė. Po to taipogi dalyvavo sidabriniuose balsuose Aleftina Arsentjeva, taip, Nijolė Krikštanienė, taip. Tai ir man dar teko prisiminti atsiliepimus, jog labai sekdavosi ir labai šiltai publika priimdavo ir įvertindavo. Taip, ir dar dalyvavo sidabriniuose balsuose Dalia Bakšienė ir Stanislava Vierbatinė. Taip, jau čia vėlesnis, jau truputėlį. Vėlesnis, jos 2 kart laimėjo sidabrinių balsų konkurse. Taip, didžiausias gal įvykis buvo mano karjeroj muzikiniai. Tai atradimas Kalnujuose Mortos Birgiolienės, kuriai ji gimusi 1912 metais, o mes į konkursą stojom 1970, bet pirmais metais jau jinai laimėjo respublikiniam ture.
Bet ta eiga buvo tokia. Tuo laiku buvo labai garsi dainininkė Šidlauskių giminės iš Šiluvos, Tautkienė. Ji Šidlauskaitė buvo. Ji dainuodavo čia visur įvairiuose renginiuose, konkursuose, laimėdavo ir buvo, nenugalima. Bet tais metais, kai stojo Birgelienė, tai buvo staigmena daugam. Šita Tautkienė tai buvo mokytoja, o Birgelienė dirbo fermoje naktiniu sargu. Žinot, tokie kontrastai dideli. Bet kai jau su jie pradėjom dainuoti, aš pastebėjau, kad labai aukštas balsas. Ir turėjau drąsos, dabar tai gal taip nepadaryčiau. Aš daviau jai Dvariono žvaigždutę dainuoti, kur dainuodavo Krenciutė, kaip čia buvo, iki 2 oktavos lemiamojo natos. Toliau Kačanausko vakaro smuika, kur net iki le natos 2 oktavos. Ir dar mes paruošėm Skausmas, daina Skausmas, kai ji po karo, o čia knygoje yra toks straipsnis Vaičekausko labai gražus, kai išgirdo driokstelėjimą šalia kalnojų ir nujautė, kad ko gero ar nebus jos sūnams kas atsitikę. Ir čia straipsnėje yra labai gražiai parašyta visa ta eiga, jis vadinosi Varguose brandintos dainos, apybraiža 71 metų Liepos 24 dienos šeštadienis. Parašė Naujo ryto korespondentas Vaičekauskas. Labai gražiai aprašyta. Tai ji, kai išgirdo tą driokstelėjimą, ji bėgo kniubdama ir pamatė, kad žuvo jos abu sūnai. Abu žuvę. Tai ir mes dainavom tada jos daina Skausmas daina, kur aš pritaikiau fortepijonui. Ir tas 3 dainas mes pirmam ture Raseiniuose laimėjom, toliau Panevėžy zoniniam ture laimėjom ir respublikinis turas buvo Palangoj. Ir ten taip tikrai labai įsimintina buvo. Aš aišku fortepijonu grojau, bet aš ne pianistas, tai aš pats drebėjau, žinot, ir rankos ir kūnas. Jaudulys darė savo. Taip. Ir aplodismentai po šito koncerto, po pasirodymo išeinam į kiemą ir ateina komisijos pirmininkas, Muzikos akademijos dainavimo skyriaus vedėjas Zenonas Paulauskas. Jis priėjo Mortai Birgelienei ranką, paėmė, pabučiavo į ranką jai ir sako, jeigu jums nors 20 metų dabar atmesti, jūs būtumėt ne Lietuvai garsiai, ne Europai, būtumėt pasaulinio masto dainininkė. Tai, žinot, ir straipsniai tada laikraščiuose buvo ir vienam laikraštį ir kitam, kad iš kaimo paprasta dainininkė, kurios konkurentai buvo baigę dainavimo specialybę, Juozo Gruodžio aukštesnėje muzikos mokyklą. Ir štai, šita moteris laimėjo šitam konkursui. Tai čia buvo tikrai toks labai didelis nuostabi įvykis. Istorija, Taip. tikrai nuostabi istorija. Sakykite, ar lengvai rasdavote kalbą su kolektyvo nariais, su muzikantais, su dainininkais, nes pas jūs Kapeladubys lankydavo daug įvairių menininkų, jau kai kurie iškeliavę Anapiliną. Na ir aišku, kaip ir visiems žinoma, meno žmonės yra jautrūs žmonės, kartais gal ir su savo ambicijom, ir vadovauti kolektyvui eilę metų, tai nėra lengva, ir surasti su visais bendrą kalbą, tai turbūt irgi buvo nemažas iššūkis jums kaip vadovui. Čia teisingai galvojat ir tokį klausimą uždavėte taiklų, kur dabar galiu pasakyti, kad tuo laiku buvau jaunas, labai reiklus buvau. Ir dabar, kai jau baigiau savo tas kadencijas, aš jau kitoks tapau. Aš atlaidesnis, aš paprasčiau viską žiūrėdavau, o tada nežinau, kaip ten iškęsdavo tie dainininkai ir muzikantai. Tiesiog aš
Ir aš sakydavau, jie galvoja, kad aš pykstu. Sakau, aš nepykstu. Aš tik tai, kad šito nepadarom, kad šitas neišeina, kad šitas, čia reikia taip daryti. Tai nežinau, nebuvo tokių dalykų, kad pabėgtų kas nors. Jie suprato, kad viskas vardan meno. Tiesiog aš dabar jau džiaugiuosi, kad tuo laiku mes radom bendrą kalbą su kolektyve dalyvaujančiais tokiais žmonėmis, kurie yra ne žemesnio lygio kaip aš, jie kai kurie aukštesnio lygio dar buvo. Ir smuikininkai, ir dainininkai. Bet jie nepabėgo ir aišku, toks bendras požiūris, bendras darbas buvo malonus, kad galėjom jau sudėti taškus konkursuose. Kapela Dubysa susikūrė 1968 metais, 2018 metais jūs šventėte gražų ir prasmingą 50 metų jubiliejų. Pasakykite, kur čia slypi paslaptis to ilgamžiškumo, populiarumo? Ne kiekvienas kolektyvas sugeba tiek laiko išbūti ir ne tai, kad gyvuoti, bet ir džiuginti klausytoją, ir keliauti, ir su puikiom ir nuostabiom programom. Kur čia visa šitą iš kur? Žinot, aš jau ne vieną kartą buvau galvojęs išeiti iš to darbo su kapela. Yra tikrai sunku dirbti ir ypač ilgai dirbti. Būti įdomiam 50 metų tiesiog beveik, nežinau, čia labai sunku yra. Ir atsimenu, kai buvo 17 metų, jau galvojau, mesiu tą Dubysą ir nebedirbsiu. Bet galvoju, netoli 20, datempsiu iki 20 metų. Paskui, žiūriu, 25 metai netoli. Ir taip, ir 30, ir aš turiu viską užfiksavęs koncertus, ir 25 metų. Kas 5 metai yra video įrašai, labai daug medžiagos. Bet kodėl tai buvo? Tai pasakyčiau todėl, kad vis tik tai buvo toksai pareigos jausmas liaudiškai dainai, liaudiškai muzikai ir mano tėvuko palikimai. Taigi mano repertuare yra pagrinde iš mano tėvuko užrašyti kūriniai, aranžuoti, instrumentuoti, jie iki šiol tebeskamba, kai kurie dar ir knygose yra, o kai kurie dar neužrašyti, aš turiu įrašus, dar natomis nevirtę šitie kūriniai. Tai tie sunkumai buvo atlaikomi, tokio jau pasiryžimo, kad vis tik tai tėvuko garbei aš tą liaudišką muziką ir toliau, kiek jėgos leis, aš ją puoselėsiu ir propaguosiu. Tai galbūt pagrindinis toks mano buvo stimulas. Kūrybinis variklis toks. Taip, variklis. Ilgus metus vadovavote Raseinių meno mokyklai. Jums vadovaujant buvo išugdyta daug žymių ir garsių muzikantų, kurie ir šiandien savo gyvenimą sieja su muzika. Gal galėtumėte keletą paminėti? Žinot, jeigu reiktų atsakyti klausimą, kur aš daugiau padariau, ar su kapela Dubysa, ar ugdydamas jaunus žmonės, aš sakyčiau, kad ko gero biškyti daugiau padariau su tais jaunais žmonėmis. Ir mano profesiniai tie tokie, gal ir gelmė tokie, sakyčiau, profesinė, yra vaikų ruošime ir atradimuose, kaip iš jo padaryti gerą atlikėją. Tai tokių vaikų daug yra, štai ir Tomas Matkus groja pučiamųjų orkestre Vilniuje, Aidas Kančiauskas jau seniai groja Vilniaus simfoniniam orkestre ir Domarko orkestre, ir dabar net jisai perėjo iš vieno darbą į kitą. Dabartinis, paskutinis va štai yra groja Kauno muzikiniam teatre ir simfoniniam orkestre ir Tamulis, Simonas Tamulis. Daug, aišku, aš paruošiau vaikus 12 konkursų respublikinių ir nebuvo nei vieno konkurso, kad zoniniam ture nelaimėtų pirmą vietą. Patekdavo į respublikinį turą ir ten laimėdavo 2, 3 arba, kaip dabar o štai Nojus Globys,
kas 2 metai laimėjo 1 vietą Lietuvoje. Bet koks vėjas kyla, štai jo tikras ruduo. Geltonas ruduo. Geras fonas dabar. Krenta lapai. Jūsų gyvenimas pilnas įdomių įspūdžių, išgyvenimų, patirčių. Kas labiausiai jums išsirėžė per tuos metus atmintin, ką labiausiai norėtumėte įvardinti, ko labiausiai norėtumėte pasidžiaugti? Ir žinot, dabar įvardinti ką nors 1 iš 100 nelabai galėčiau, sudėtinga, bet gal galėčiau įvardinti tokį dalyką, kad man sekėsi gyvenime daug kas. Ir pavyzdžiui, šeimoje žmona palaikė, visą laiką aš buvau, kaip sakoma, ir su marškiniukais baltų kalnieruko, ir išlyginta, ir sutvarkyta, ir buvot laukiamas po koncertų, ir po repeticijų. Taip, ir po repeticijų, ir tikrai šitas dalykas labai svarbu yra, tai toks bendras yra. Jeigu būtų čia nesutarimų, tai darbai nevyktų. Va tai vis tik tai šitas dalykas svarbu, bet paskui vaikai. O kaip susipažinot su žmona, sakykit? Su žmona susipažinau prieš kariuomenę dar. Aš draugavau su kita mergaitė, jos klasiokės buvo. Na ir išleidžiant juos pažįstamą į kariuomenę, aš grojau, pašokom, aš pakviečiau, kad aš gal pareisim sykį į namus, tai vat tada susipažinau, bet tęsiasi viskas tik po kariuomenės. Nuo 68 metų, kai sugrįžau, tai nuo tada ir taip ir. Ir jūsų, kiek žinau, dukra Renata yra muzikė, smuikininkė, Sūnus Vilniui, jis baigęs fiziką, matematiką, bet jisai ne pagal specialybę dirba, jis vadybininkas ir tiesiog aš nesugebėsiu įvardinti jo pareigų. Jisai turi daug ryšių ir su Suomija, ir su Kinija, ir Vokietija, turi savo firmelę tokią. Bet jis reiškia pasirinko daugiau tiksliuosius mokslus. Tiksliuosius mokslus. Nors jisai baigė ir klarneto specialybę, bet jau norų neturėjo, o dukra tai Kaune dabar. Jinai groja simfoniniam orkestre, muzikiniam teatre, dabar dar dirba katalikiškoje mokykloje mokytoja, kadangi simfoniniam orkestre jau labai sunku suspėti visur, tai iškeitė į muzikos mokyklą. Toks geras šeimyninis tandemas. Taip, vaikai nuoširdžiai irgi žiūrėjo į viską, mokėsi gerai. Man nereikėjo vargo turėti su vaikais, kad juos ruošti. Jie patys laiko turėjo, aišku, galėjo, sąlygas turėjo ir aš tokiu, jau čia žmona labiau rūpinosi tais klausimais. O taip tai aš dėl pasiekimų, tai aš nežinau, kodėl čia taip pavyko, kad tie pasiekimai ir laimės tokie dalykai lydėjo, kad sėkmė, kur kartais važiuoji arba darai, gali būti sėkmingi darbai, arba kažkas nesėkmingai įvykę. Mane kažkaip tai, kas čia man padėjo, gal sakau. Kažkas iš aukščiau truputėlį vedė. Taip, kad sakyčiau, kad ir sėkmė neapleido manęs. Rudeninis lietus mus sukvietė į šitą gražią ir jaukią pastogę. Gražiame ir nuostabiame šito tapybos darbo fone mes tęsime pokalbį toliau. Labai įdomus šitas tapybos darbas, sakykit, čia gal jisai jums kažką reiškia, gal jis kažko svarbus? Taip, jis labai svarbus. Čia yra Raseiniškio Juozo Grabausko darbas. Jis buvo gabus žmogus daug kam, grojo ir smuiku, ir triūbą, ir jis tai drožėjas, kiek jo yra koplytstulpių čia pridrožta Raseinių rajone. Jis čia taip išėjo, kad tas paveikslas gimė, jis vaikščiojo kultūros namų salėje parodoje ir aš kapelos kambarį grojau tokią melodiją. Ta melodija atsirado iš Albino Slavicko eilėraščio. Radau laikraštyje eilėraštį, man jis taip patiko ir parašiau melodiją, aš ją groju šį vakarą, ta daina vadinasi.
Ir Grabauskas atidaro duris, sako, kas čia, ką tu čia groji, kas čia per melodiją. Aš jam sakau, tokie žodžiai yra srauni dubysa, žalias vingis, melsva padangė dengia ją, ošia beržai, ramiai, svajingai, suskamba vakaro daina. Jisai sako, man labai graži melodija. Po kiek laiko aš vaikštau parodoje Grabausko paveikslų parodoje, toj pačioj salėje. Ir stoviu prieš tą paveikslą, aš ir žiūriu, kaip čia dabar yra, kad čia srauni dubysa, žalias vingis, melsva padangė dengia ją, ošia beržai, ramiai svajingai, suskamba vakaro daina. Ir ateina Grabauskas. Jisai toks labai mažai kalbėdavo. Jisai sako man, sakau, tai aš irgi atsakau, nedaug žodžiaudamas. Tai sako, jeigu jau atpažinai, tai aš tau tą paveikslą ir dovanoju. Tai va tokia istorija. Kokia graži istorija, iš tikrųjų. O dabar norėčiau sugrįžti gal prie tokių žemiškesnių dalykų ir norėčiau paklausti tokio paprasto klausimo, kaip prasideda jūsų diena? Kaip jūsų tęsiasi diena? Iš kur jūs ėmėtės energijos? Oi, čia tai dabar sunku gal bus patikėti, bet diena prasideda taip. Kiek noriu, tiek miegu. Kada noriu, tada atsikeliu. Kada noriu, geriu kavą, jeigu galiu ir vėliau išgerti. Galiu eiti į kiemą, pjauti šieną. Galiu obuolius rinkti, galiu nieko nedaryti. Tai žinot, aš dabar, kai pasikalbu su draugais ir štai mes, kai kalbamės, galiu pasakyti, tai mano gyvenime pats geriausias laiko tarpsnis yra dabar, kai mano galva labai rami. Jūs turite nuostabų humoro jausmą, sakykite, tai paveldima, ar jūs tai išugdėte? Nepasakyčiau, kad aš turiu tą humoro jausmą, bet paprasčiausiai aš džiaugsmingai žiūriu į gyvenimą. Man nėra tokių dalykų, kad kiti žmonės supyksta ir ilgai pyksta. Aš kartais, jeigu kas įžeidžia mane, tai žinokit, 1 valandai. Mano toks charakteris ir čia jokių pastangų man nereikia. Aš tiesiog negalvoju apie blogus dalykus, o kas gražu. Matau, jog jūs tikrai labai pozityviai nusiteikęs ir turite prisiminimuose daug gražių dalykų ir šiandien gyvenate gražiais dalykais. O gal vis dėlto kažkas neramina, gal kažkas yra tokio, ką dar norėtumėte pakeisti, ar kažką dar norėtumėte įgyvendinti, ar dar kažkas, sakykime, neduoda ramybės ir kažkoks dar jaučiate nepadarytas, gal kažkoks darbas yra? Čia yra taip sakoma, kad to nespėjau padaryti. Niekados neįmanoma visko padaryti tą, ką norėtum padaryti. Bet aš džiaugiuosi, kad štai knyga yra 6 knygutės kūriniai kaimo kapeloms. Yra daug paruoštų žmonių, kurie koncertuoja, mano mokiniai. Yra video diskai išleisti. Tai aš ir džiaugiuosi tuo, kad šitiek padaryta yra. Tas mūsų pokalbis įsibėgėjo ir jis jau eina į pabaigą ir jis kuo tolyn, to matau, jog atsiranda ir naujų temų ir tai yra neišsemiamos temos, ilgos istorijos, ilgi prisiminimai, bet baigiant jau tą mūsų susitikimą, baigiant tą pokalbį, gal kažką palinkėtumėte mūsų Raseinių krašto žmonėm, apskritai kūrybiniai bendruomeniai? Linkėjimas mano pagrindinis tas, kad neužgestų menai, veikla, kad nebūtų atoslūgių, kad tai būtų tos bangos į priekį, aukštesnės ir kad būtų tie Raseiniai, kaip skambantis Lietuvoje. Labai labai ačiū Jums už gražų pokalbį, už gražius palinkėjimus ir Jums didelės sėkmės, stiprybės ir sveikatos. Šiandien tiek. Laišys geltonuojantis ruduo Jums dovanoja meilę, šypsenas ir jausmų pilnatvę. Ir atminkite, jog kultūra gyva tik su Jumis. Iki naujų susitikimų.